Sveiki visi. Šiandieną pakalbėsime apie bendrai visus fundamentalius dalykus, kurie yra susijęs su Forex. Ta prasme, Ultimate Guide. Va taip paimkim. Šnekėsime apie daug temų. Vienos jų bus paprastos ir taip po truputuką sudėtingės. Tam, kad susidarytumėte bendrą vaizdą, kas yra Forexas, kaip jį pradėti, kas yra reikalinga ir kaip iš to galima uždirbti. Lengvai panagrinėsime 9 temas. Tikėsime nuo pat pradžių ir taip po truputį kilsime į viršų. Manyčiau, jeigu esi žalias, pataikiai į puikiausią vietą, aš jums parodysiu viską. Jeigu jau suprantate apie Forexą, tačiau dar nesate, sakykime, užtikrinti, arba jau stiprus Forexo prekybininkas, galit pasižiūrėti kitus video, iš tikrųjų pas mane kanale yra jų daug sukelta. Pagilinsit žinias, atrasit galbūt kažką naujo ir pradedame nuo pat pradžių. Taigi pirmoji tema yra pristatome Forexo rinką. Forexo rinka yra decentralizuota rinka, kurioje įmonės, bankai, hedge fondai, pensijų fondai ir visi kiti žaidžia tarp valiutų porų. Tokie žaidėjai kaip mes, vadinasi retaileriai, mes sudarome iš tikrųjų labai mažą procentą, man atrodo apie 10% tik tai žmonių žaidžia Forexo rinkoje, visas kitas 90% yra, kaip sakiau, įmonės, stiprios, hedge fondai ir taip toliau. Forex'e tu prekiauji valiutomis. Tu prekiauji vieną valiutą prieš kitą, pavyzdžiui, euras prieš US dolerį, US doleris prieš Japonijos jeną. Kiekvienas jų turi skaičių po kablelių, kurie Forex'o prekybininkams yra svarbus. Pavyzdžiui, jeigu tu eilinis žmogus ir nežinai, kas yra Forex'o rinka, tai tau aktualu yra tai, kas yra po kablelio ten 2 ar 3 skaičiai. Kai keitiesi valiutą, tarkim, iš euro USD važiuosi į Ameriką patostogauti, tau reikia US dolerį. Forex'o traderiai, jiems yra aktualūs iš tikrųjų visi skaičiai po kablelio einantis 5, kaip pavyzdžiui, euras prieš US dolerį. Tarkime, šiandien rinką žiūrėjau, euras prieš US dolerį buvo apie 1,05, 2, 6, 8. Ta prasme 5 skaičiai. Ir mums Forex'o prekybininkams galima iš to uždirbti netgi tuo atveju, jeigu valiuta pakinta per centą. Atrodo labai nedaug. 1 centas pakito nuo euro prie US dolerį. Tačiau Forex'o terminais čia yra žvėriškas kritimas, šiaip jis ganėtinai didelis ir gali atnešti gerą pelną, jeigu tu išlauki ir sugebėjai. Tačiau Forex'as ne tik apie valiutas, Forex'e taip pat turėdami savo brokerį, galite prekiauti ir metalais, auksas, silveris, platinamas, indeksais, UK indeks, Amerikos indeksai, Vokietijos ir taip toliau, galite prekiauti ir šitais dalykais. Taipogi kripto. Forex'e kripto iš tikrųjų neprieisi prie visų valiutų, bet prieisi prie daugumos pagrindinių ir Forex'e tau suteikia didesnį leverage. Ta prasme, tau nereikia tiek daug pinigų, kad galėtum žaisti, tarkim, su to pačiu bitcoinu. Šitas dalykas yra ypač aktualus, kodėl Forex'e būtent aš treidinu kriptovaliutas. Paimkime, pavyzdžiui, euras US doleris. Vakar turėjome kainą, kaip matote, 1,06, 3 ir dar porą skaičių po kablelį. Jisai turėjo stiprų kritimą ir nukrito iki 1,05, 1,6. Šitoj vietoj mes turime kritimą maždaug per 1,2 centų. Nedaug. Teoriškai nedaug. Tačiau praktiškai, jeigu tu Forex'e treidini, toks kritimas yra skaitomas žvėrišku. Tikrai, jeigu pagauni tokį kritimą, jau reiškias gerai ir jau turi akį Forex'o rinkoje. Judame toliau ir toliau kalbame, kaip mūsų antrą temą, kaip nusistatyti savo Forex'o environment. Ta prasme, kaip nusistatyti savo Forex'o aplinką. Labai svarbu, jeigu norite pradėti treidinti, svarbiausia jums yra kas? Svarbiausia yra užsiregistruoti pas brokerį. Brokerio pasirinkimas visais atvejais yra žvėriškai svarbus dalykas, nes iš tikrųjų aplinkui jūs galite pamatyti labai daug nesąmonių, kas yra žvėriškai sudėtinga atrasti gerą brokerį, man tam prireikia laiko iš tikrųjų. Labai daug laiko prireikia, kol atradau savus brokerius, kurie tikrai gali išmokėti pinigus ir kurie tave tikrai pakonsultuos. O angliškas kontentas apie papildomas informacijas, kad pagilintų jūsų žinias, reiškia, brokeris stengiasi dėl jūsų. Kaip sakiau, brokerių yra daug, svarbu yra pasirinkti savo tinkamą. Ką aš rekomenduoju, tai nueiti visų pirma pas mane į blogą. Tai būtų juškefx.com.
Ką aš darau, tai aš bandau išversti viską į lietuvių kalbą. Forexas pats iš savęs yra iš tikrųjų angliškas kontentas ir yra daug frazių, kurias išversti yra sudėtinga. Arba lietuviškai atrodo va. Tačiau aš bandau, aš darau ir aš tikiuosi perdodama informacija jums yra naudinga. Todėl tai grįžtam prie puslapio, kas svarbiausia, tai yra apačioje nusistatykite kalbą į lietuvių. Turėdami lietuvių kalbą turėsite visą informaciją nuo kaip pradėti prekiauti Forex. Šita tema yra būtina, čia yra antras žingsnis, jau jeigu supratote, kas yra Forexas, antras žingsnis yra ateiti čia ir pažiūrėti, kaip pradėti prekiauti. Nuo A iki Z yra surašyti visi žingsniai, kaip užsiregistruoti pas brokerį, ko reikia. Taipogi, viršuje yra brokeriai. Kaip sakiau, turiu 2 brokerius ir vieną ir kitą naudoju, vienas turi savų privalumų, kitas turi kitų privalumų. Kaip ir sakiau, viskas lietuviškai yra, pasižiūrite, pasiskaitote ir pasižiūrite, kuris jums yra labiau priimtinas. Tai padarė. Užsiregistruosit. Turėsite savo brokerį. Brokeryje galėsite naudotis tai live accountais arba demo accountais. Per live jūs einat, per demo jūs praktikuojatės, taip. Bet jums reikia brokerio, kad turėtumėte ir tą. Kitų atvejų nėra. Kai jau turite, būna visą laiką ir serveris nurodytas, prisijungimo vardas ir slaptažodis pas jūs. Rasit nieko sudėtingo. Kad galėtumėte pradėti tradinti per kompą, tiek pat per telefoną, jums reikia programėlių. Yra 2. MetaTraderis 4 ir MetaTraderis 5. 2 pagrindinės programos, kurios mus sujungia prie mūsų brokerių serverių, o jau brokeriai žaidžia tikroje rinkoje. Brokeris yra kaip mūsų tarpininkas šitoje vietoje ir mes prisijungiame prie jo, kad galėtume tradinti. Tai čia jau tas yra, kad mums patiems reikia pirkti licenzijų, nes iš tikrųjų brangu. Tai pasakysiu. Ir kol dar nepamiršau, iš tikrųjų grupė pabiški plečiasi, dėl to labai džiaugiuosi. Ir jeigu naudojat brokerius, kuriuos aš rekomenduoju, arba ruošitės naudoti, būtinai užsiregistruokit per linką. Užsiregistravę per linką, šių metų gale launčinsiu savo VIP grupę. Tai visi, kurie prisijungs, naudodami linkus prie vieno arba kito mano brokerio ir juos naudos, sakau, svarbiausia praktikuokite. Su demo arba nedaug depozito padarykit. Svarbu pajuskit rinką. Tai va, jeigu praktikuositės, mėnesį laiko pridedu automatiškai prie savo VIP grupės, kurie galėsite sekti visas mano idėjas, kaip aš treidinu, kopijuoti, kai kurias nekopijuoti, viskas priklausys nuo jūsų, tačiau mėnesis nemokamų treidų iš mano pusės. Tai va tiek, išsiaiškinom apie Forexą, išsiaiškinom, kad mums reikia brokerio, būtinai mums reikia brokerio, jeigu norim pradėti treidinti, ir judame toliau. Šnekėsim apie Forexo fundamentalius dalykus. Tai yra, kas yra pipai, kas yra loto dydis, kas yra leverage'as ir kas yra margin. Taigi visų pirmiausia, pipas yra Forexo struktūrinis vienetas, pagal kurį mes galime apskaičiuoti savo stop losso lygius, savo rizikuojamą sumą ir kaip mes naudosime jį. Čia panašiai kaip metras ir centimetras. Tai va taip dabar. Vienas pipas kiekvienoje poroje yra antras skaičius nuo galo. Kaip ir sakiau, Forexas turi 1 kablelis ir tada 5 skaičiai, tai reiškia 1, 2, 3, 4. Ketvirtas, kai pasikeičia, pavyzdžiui, nuo 1 iki 2, turime 1 pipą. Taip ir aišku. Tarkime, turime euras USD 1,0660. Ir jisai pakyla į 1,0661. Turime 1 pipo prieaugį. Kaip ir paprasta. Turime mūsų išsiaiškintą struktūrinį vienetą. Yra išimčių, bet kaip sakau, antras skaičius po kablelio. Su auksu dar kitaip, tenais jau pipas skaitosi, kai auksas pakinta per 1 centą. Iš tikrųjų, auksui pakeisti per 2 baksus gali užtrukti minutę. Tai ten iš tikrųjų irgi labai įdomiai. Tačiau sakau, reikia tradinti, reikia žiūrėti ir reikia pabiški suprasti, kas yra prie ko. Toliau judame, tai yra leverage. Leverage suteikia brokeris. Tai yra, tarkime, jūs į Forexo accountą, pas savo Forexo brokerį įsidėję 1000 baksų ir uždėję, kad euras USD kils 1000 baksų. Tai žinokit, hebrytė nuo 0,0660, jeigu pakils iki 0,0661,
Tai jeigu mano matematika nemeluoja, jūs uždirbsite 10 centų. Tai leverage'as tai yra tai, kam jums suteikia brokeris. Leverage'as mūsų įdėtus pinigus padaugina iš to, kiek mums teikia brokeris. Tarkime, brokeris, kuriuos aš naudoju, kuriuos jums ką tik pristačiau, siūlo leverage'ą iki 1/500. Jeigu sėdate 1000 eurų, su 1/500 leverage'u jūs galėsite disponuoti ir naudoti 500 000 eurų. Čia yra žvėriškai daug pinigų, tačiau tai brokeris leidžia ir valiutų rinkoje iš kitos pusės čia nėra daug. Tačiau jums suteikia galimybę užsidirbti lėšų. Na, arba atiduoti viską kažkam, kas žaidžia kitoje pusėje. Dabar taip, loto dydis. Loto dydis yra labai svarbus Forexo temui. Loto dydis mums nurodo, kiek mes vienetų investuojame į rinką. Ta prasme, vėl, euras prieš $1. Dedame euro USD charto kilimą, tai būtų long pozicija, buy signalas. Tokiu atveju, jeigu mes naudojame vieno loto dydį, tai čia yra pilnas lotas skaitos jau, mes į rinką investuojame 100 000 vienetų. Tai būtų pasakyta, jog investuojame 100 000 baksų. Ir nuo tada jau tenais prasideda tas visas pipų skaičiavimas ir mūsų profitas. Taip pat yra iš šortinimų. Galime irgi naudoti vieną lotą, jeigu nukrenta, mes turime pliusą. Viskas labai aišku. Tikiuosi. Lotai taip pat gali būti nebūtinai vienas. Gali būti 0,1. Čia yra žemesnė jo dalis, 10 dalis, tai mes investuotume 10 000 vienetų. Arba galime investuoti 0,01. Čia yra mažiausias loto dydis priimtinas Forex'e. Ir tai būtų 1000 vienetų, kuriuos mes įmetame į rinką. Maksimalus loto dydis jau čia priklauso grinai nuo brokerio. Kiek tau brokeris gali suteikti. Mano brokeriai, kuriuos aš naudoju, leidžia loto dydį naudoti iki 300. Dar netestavau tokio didelio loto, tačiau tai įsivaizduokit, 300 lotų, tai čia yra 30 milijonų vienetų, ta prasme, bet kurios valiutos čia vien tik tai su leverage'u padalinus, man kiek reikėtų depozito įdėti, tai čia įsivaizduokit yra labai daug. Ir paskutinis dalykas tai yra marginas. Visus šitos dalykus, kaip sakiau, matysite savo appse arba ten, kur tradinate. Iš tikrųjų, tos linkus, kur galite tradinti, po šito video įkelsiu į savo webą, pačioje footeryje rasite download information MetaTrader 4 ir Meta 5. Tai dabar tai marginas, tai yra nurodo jūsų kiekį procentaliai, kiek jūs esate sukišę finansų į rinką, kiek jūs turite minusų ir apskaičiuoja jūsų procentinę vertę. Kiek jūs dar galite rizikuoti, kiek jums leidžia brokeris, dažniausiai brokeriai leidžia iki 50%, kol nukrenta jūsų marginas, tada jau automatiškai pradeda uždarinėti jūsų sandorius. Tai čia labai blogas dalykas, jeigu brokeris uždarinėja jūsų sandorius, tada žinokit, tikrai kažkaip netaip tradina. Taip negali būti ir tikrai nesiūlau iki tokio lygio daeiti. Čia aišku tik mano pasiūlymas. Ketvirtoji tema yra marketo analizė. Yra du tipai, tai yra fundamentalus, kur jūs studijuojate ekonominius rodiklius. Ta prasme, žiūrite žinias, žiūrite naujienas iš Amerikos, žiūrite, kas susijęs su karais, žiūrite, ką Anglija, žiūrite, ką Saudo Arabijos oilų veikia. Ir pagal tai irgi galite atlikti savo analizę ir atlikti savo sandorius. Čia yra vienas būdas. Iš tikrųjų stipriai rekomenduoju, tik tai, sakau, reikia labai stipriai stebėti rinką, žiūrėti naujienas ir žiūrėti jas ne per žinias, nes per žinias, jeigu jūs pamatėt, žinokit, reiškia vėluojat. Vėluojat labai stipriai. Naujienų reikia ieškoti pačiam, reikia ieškoti internete, reikia būti pačiam pirmajam, kuris tai gali išgirsti arba pamatyti. Tada taip, jūs papuolite į labai ankstyvą traukinį ir galite pasidaryti didelį pliusą. Ir yra techninė analizė. Techninė analizė tu naudojosi tokiais dalykais kaip supporto įvykiai, moving average, indikatoriai įvairūs, supply demand zonos ir dar visokie kitokie dalykai. Techninė analizė tai yra mūsų, sakykime, pagrindinis įrankis, aš bent jau naudoju savo techninę analizę pagrindė atlikdamas savo treidus. Taipogi kartais fundamentalai, tai kaip pas mane jau kaip ir miksas. Aš ne pirmi metai treidinu, iš tikrųjų labai įdomu. Mano blogė galite surasti visą informaciją, kiek aš laiko treidinu, kiek aš laiko tai investuoju.
Na, jeigu tik jums įdomu. Dabar taip, techninė analizė tai yra susijusi su mūsų techniniais rodikliais ir istorinėmis kainomis, kur jūs galite remdamiesi vienokiais ar kitokiais rodikliais, vienokiais ar kitokiais parametrais nustatyti, arba bent jau bandyti nustatyti, kur kaina eis. Jinai ne visą laiką pasitvirtina, tačiau jinai duoda stiprų pagrindą. Ir stiprus yra suvokimas, jog Forexe nėra tik tai buy ir sell mygtukai. Tikrai taip nėra. Pradžioje aš taip galvojau ir iš tikrųjų nesiūlau taip žaisti. Čia ne žaidimas. Čia iš tikrųjų yra darbas, čia turi daug analizuoti ir tokios programos kaip TradingView, pavyzdžiui. Mums suteikia daug galimybių. Iš tikrųjų, mums suteikia daug galimybių stebėti rinką, žiūrėti, ką mes galime, ko negalime, kur apsimoka investuoti, kur neapsimoka investuoti, kur galime dėti pirkimo signalus, kur galime ieškoti mūsų kažkokių atsimušimo taškų, judėjimo vidurkiai, kurie respektina, kurie nerespektina, kur yra breakoutai, kur yra fake breakoutai. Tai visa šita yra pasakojama mano kanale, tik tai netingėkit pasižiūrėti. Aišku, jeigu jau jūs iki čia daėjot, reiškia, jūs tikrai žiūrit, aš dėl to labai džiaugiuosi, tad pasubscribinam kanalą, nes jau vis tiek vėlokai turėtų būti daug žmonių atsijungti. Gerai, esmė tame, kad ieškote įvairiausių kainų, kurios galėtų ką nors mums įrodyti. Va čia tarkime vieną kartą atsimušė, antrą kartą atsimušė. Mes galime daryti vienokias ar kitokias prielaidas, kad kaina vėl gali kilti, bet čia jau yra supporto, resistance lygiai, jos irgi reikia mokėti, jos reikia žinoti, kaip piešti. Techninė analizė taip. Ją galima išmokti, užtenka, sakykime, poros mėnesių, kad ją perprasti. Tačiau, kad sėkmingai prekiauti Forexe, neužteks vien tik tai šito, jau reikės fundamentalių dalykų, stipresnių techninių dalykų ir reikės didelio darbo. Su dideliu darbu taip, jūs galbūt pasieksite, galbūt nepasieksite, kiek būsite pasiryžę, bet pasakysiu taip, tikrai įmanoma. 100% įmanoma, jeigu tam pasiryžti. Taigi, 5 tema jau kaip ir einame prie reikalo. Sužinojome, kas yra Forexas, ko mums reikia, kurie brokeriai, kaip mums registruoti, kas yra market analizės, kas yra pipai, lotai ir taip toliau. Dabar mums reikia atlikti pirmąjį treidą. Pirmąjį treidą mes taip pat turime atlikti remdamiesi kažkuo tai. Techninė analizė arba fundamentalią analizę. Ką aš stipriai patariu, tai yra toko kanalas, kur yra sukelti trumpi mano vaizdo įrašai, kur, sakykime, pasakoju apie patternus, pasakoju apie įėjimo taškus, kur galima panaudoti šitos trumpus video kaip hintus, kaip galima pradėti savo Forexo kelionę. Tai va, tarkime, vėl grįžtame prie mūsų euro USD. Mums atsimušė vieną kartą šitoje vietoje, apačioje, kaip matote, pirmas kritulys, antrą kartą atsimušė šitoje vietoje. Galima būtų, sakykime, nes buvo stiprus pušinimas į viršų, galima būtų ieškoti mums kainos į viršų iki vėl mūsų, nustatant mūsų take profit level. Šitoje vietoje viršutiniai. Ne visą laiką reikia laukti iki galo, kartais galima anksčiau išeiti. Iš tikrųjų galima anksčiau išeiti, galėjote tarkim čia išeiti, galėjote laukti išeiti vėliau, galėjote išeiti anksčiau. Čia yra profito lygis, šita pusė irgi yra svarbi. Tada stop loss lygis. Stop lossas yra skirtas tam, kad apsaugotumėte savo kapitalą. Dabar, kaip matote, mes tarkime įėjome šitoje vietoje, mums reikia nusistatyti savo stop loss. Tai vat, ką aš rekomenduoju, tai savo stop lossą nusistatyti toje vietoje, kurioje būtų įrodyta, jog jūs klydote. Turėjote, tarkim, kokią analizę, nežinau, indikatorius, support resistance lygis, moving average, bet kuo. Esmė tame, jeigu šitoje vietoje man kirstų į apačią ir aš, reiškės, prisiemu, kad buvau neteisus. Ir jeigu aš buvau neteisus, man reikia išeiti iš treidų. Tam yra stop loss. Mes nusistatome mūsų įėjimo tašką, nusistatome savo stop loss lygį, apsvarstome iš karto, kiek mes prarasime, jeigu būsime neteisūs. Čia yra vienas iš svarbesnių dalykų. Nežiūrėkite į tai, kiek galėtumėte uždirbti. Aišku, čia 3,8 risk reward rationas, 133 pipai profitas, bet visgi iš kitos pusės šita strategija galėjo nepasitvirtinti ir mes tada turėtume minusą. Tad žiūrėkite visą šitą treidą taip,
lyg treidas būtų nepasitvirtinęs ir šitoje vietoje, tarkime, pabangavęs ir nuėjęs į apačią. Mum čia šitoje vietoje užsidarytų, biškutį žemiau. Užsidarytų, apsimtume minusą ir ieškotume kitų treidų, į kuriuos būtų galima įeiti. Tai yra labai svarbu, juos reikia žinoti, reikia suprasti. Todėl visą laiką naudokite stop loss, aš bent jau stipriai rekomenduoju. Aišku, jūs kaip norite, čia grinai nuo jūsų priklauso, kokio tipo traderis būsite. Bet, kaip ir minėjau, dirbkite pagal kažką, įeinant į treidus, turėkite kažkokią analizę. Nevarykit vabam. Jei vabam varysi, tai kapitalas jūsų irgi vabam. Tai nėra tikslo. Dirbkite pagal kažką, būna, iš tikrųjų pasakysiu taip, techninės analizės ne visą laiką pasiteisina, reikia laiko, reikia matyti, kur yra fake, kur yra ne fake, kur yra geros galimybės, kur nėra geros galimybės. Todėl, sakykime taip, milijonieriais Forexe retas patampa, tačiau patampa. Jeigu čia būtų lengva, tada taip. Visi būtume milijonieriais ir visi džiaugtumėmės. Ir tada nebūtų aišku, iš ko gyvena bankai, hedge fondai ir taip toliau. Todėl čia reikia žvėriškai daug praktikos, kad pamatytumėte gerus ėjimo taškus. Užtruks laiko, tačiau įmanoma tą pasiekti. Svarbiausia never surrender. Judame toliau ir kas yra taip pat labai svarbu, tai yra valdyti riziką. Iš tikrųjų visose savo tiktokuose, jei labai pastebėsite, jeigu žiūrite, pamatysite, kad dažnai sakau, valdykite emocijas ir valdykite riziką. Rizikos valdymas iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas. Taigi, dabar tarkime, turime savo treidą, va tą patį. Turime mūsų stop lossą, kaip matote, pačioje 34,6 pipų. Turime mes kažkokį balansą. Ko mums reikės, tai yra konkuliatorius, iš tikrųjų po laiko pamatysite, kiek reikia velti rinką, kiek galima mesti kokį loto dydį, kad pasiektume tokį arba tokį rezultatą ir jeigu mums pasiektų minusą, prarastume tam tikrą pinigų kiekį. Ką aš rekomenduoju, tai yra atliekant kiekvieną treidą, kiekvieną sandorį, naudoti po 1%. Nenaudokite daugiau, nenaudokite viso balansų, nes net taip yra pasakyta, jog jeigu rizikuojate viskuo, spėkit, kas bus. Jūs viską prarasit. Forexe svarbu yra rizikos ir kapitalo valdymas ir kiekvienam treidui naudokite riziką po 1, po 2%, daugiau nesiūlau. Kad žinotume, kaip mums reikia apsiskaičiuoti savo riziką, dabar turime 34,6 pipo. Kviesite naudoti šitą svetainę. Galbūt rasite kitą, tai yra myfoxbook.com ir yra Forexo kalkuliatoriai. Čia, kaip matote, rasite margino kalkuliatorius, pipų kalkuliatorius, Fibonacci, risk of ruin, compound, drawdown, leverage, taip toliau, iš tikrųjų profito kalkuliatorius pačioje yra. Ir ko mums reikės, tai yra position size calculator. Nustatyti savo loto pozicijos dydį. Turime euras USD porą, akaunto valiuta. Tarkim, pasiemame euras, nes lietuviškas kontentas, lietuviški žmonės žiūri, naudojame eurą kaip savo currency, tai naudojame, tarkime, eurą. Akaunto size, tarkime, nežinau, turime 10 000 eurų. Rizikuojame 1%. Rizikuojame 1%, kiek mūsų pipas 34,6. Treido size, lots šitą paliekam, nes suaugs visai kitoks, šiaip visur vienodas. Įspaudžiame kalkuliai. Ir kaip matote, dabar taip, investuodami į šitą treidą 0,3 loto, va čia kur buvo. Jeigu mūsų grafikas nueis kaip šitą mėlyną liniją ir šitoje vietoje užsidarys, kur yra mūsų stop lossas, mes prarasime 1%, tai yra 100 eurų. Jeigu kaina sukils, taip pat yra kalkuliatorius, kurį galime mes naudoti. Grįžtame į mūsų svetainę, nueiname į apačią ir yra profito kalkuliatorius. Vėl turime eurą su USD porą, akaunto currency, pasirenkame eurą. Trade lot sizes, kaip matėte, kiek naudojam? Naudojam 0,3, 0,3, taip ir panašu. Open price, reiškia mūsų įėjimo kainą, galime rasti čia, įeiname entry prices. Čia 2 kartus paspaudžiam ant šito, susigaudysit, iš tikrųjų pasižiūrėję trading view video susigaudysit. Turime mūsų įėjimo kainą. Įrašome, pasirenkame, kad darome mes buy. Ir mūsų uždarimo kaina kokia. Tada mūsų profito lygis. Sėjome profito lygį, pasikopijuojam, kaip matote, profit level.
Čia jeigu iki tokios kainos sukils mūsų long pozicija, turėsime profitą ir tradas automatiškai sudarys. Dabar nueiname ir rašome kainą, paspaudžiame buy, mes perkame ir kalkuliai. Kaip matote, jeigu šitas tradas mums sujudėtų, jeigu būtume uždėję iš anksčiau, su šiuo tradu būtume uždirbę 380 eurų. Naudojant tikrai nedidelį loto size, pakankamai didelis pelnas. Tai va, šitą puslapį taip pat turėkite, aš jį naudoju kartais, kai man gaunasi netikslus pipų skaičius, kai apskaičiuojant mano SL-ą. Tačiau, sakau, po laiko pamatysite arba pradėsite naudoti vienodą, kuris irgi yra, ta prasme, pradėsite naudoti vienodą loto dydį, tada palengvina situaciją, tačiau prasideda komplikacijos su rizika. Na, čia tik tai taip. Pakalbėjome, judame toliau, kad tikslingai tradinti Forex. Jums reikia ko? Jums reikia strategijos. Strategijų pasiieškoti iš tikrųjų galite YouTube. Pilnas kanalas, ta prasme, apskritai kalbu, pilnas YouTube'as yra įvairių strategijų. Paaiškinta viskas, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, kokiomis sąlygomis eiti trade. Taipogi, galite nueiti pas mane į kanalą. Video channel. Irgi pasirenkate videos, rasite video, kur yra testuojamos strategijos iš tikrųjų. Testuoju strategijas savo gyvo accountu, tad galite rasti įvairių strategijų iš tikrųjų. Vienas yra geresnis, kitos yra blogesnės, tačiau turite išmėginti jas, turite suvokti, kaip veikia, tarkime, indikatoriai, arba kaip veikia vienokie ir kitokie techniniai dalykai. Viskam reikia praktikos. Išmokit naudoti svarbiausia savo trading view, savo techninį analizį ir šitas dalykas jums pagelbės. Tada priimkite strategijas ir jas bandykite taikyti. Taikydami strategijas jūs jas išmoksite. Esmė tame, jums nereikia milijonų strategijų. Jūs galite paimti vieną strategiją, kuri atneša potencialų pelną ir ją išmokti. Visiškai išmokti taip, kad turėtumėte pagrindą ir matytumėte, kada ir kokiomis sąlygomis jisai duoda gerus signalus, o kada neapsimoka eiti. Bet kaip vėlgi sakau, viskam reikia praktikos. Pasipraktikavę turėsite žinių, matysite pelningus sandorius ir jums ateityje netgi nereikės visų šitų indikatorių. Tačiau dabar, kol pradedate, jie gali būti puikus startas, labai puikus startas pradėti ir ieškoti potencialių profitą duodamų treidų. Apšnekėjome daug dalykų. Iš tikrųjų, apšnekėjome daug dalykų. Dabar taip. Sekanti tema yra testuoti strategijas. Būtinai testuoti strategijas. Ar demo accountas, ar live accountas iš tikrųjų nėra didelio skirtumo. Demo account yra taip, tenais nėra rizikos, nėra to azarto, ta prasme nėra įtampos, netikri pinigai, galite testuoti strategijas ir galvoti, kaip jums gerai gaunasi, nes jums psichologiškai labai lengva. Čia yra tas kertinis akmuo nuo demo versijos prie live versijos. Kai perinate prie live versijos, iš tikrųjų aš pradėjau nuo live versijos, sudėtingas variantas, praradau pinigų, daug pinigų praradau. Tačiau tai davė tą prasme stuburą. Tu pradedi jausti, kad tu žaidi su tikrais pinigais ir tu stresuoji kitaip. Nes pamatysit, pasibandysite demo versijai, nėra to azarto. Jūs žinote psichologiškai, kad ten netikri pinigai, jūs galėsite įstrizikuoti ir jums nebus jokio strioko. Kai įsidėsite į live accountą ir pradėsite testuoti strategiją. Pamatysite, kad reikia darbo ir kad tas psichologinis krūvis, jisai iš tikrųjų labai daug duoda. Tos emocijos labai daug duoda. Tad neskubėkite, tačiau pradėkite kurti. Pradėkite rinkti praktiką. Pratinkitės ir tobulėkite. Čia yra mano pasiūlymas, tikiuosi jo pasinaudosite. Na ir paskutinis dalykas iš tikrųjų, vienas svarbiausių, jau pradėjo Forexą, supranta dalykus, pradėjote tradinti, pradėjote testuoti strategijas, užsiveskite Excel'yje savo tradinimo žurnalą. Ta prasme, rašykitės laiką, rašykitės kokia valiutų pora, kokį lotą naudojate, kiek pipų uždirbote arba kiek praradote. Ir pamatysite po kurio laiko, kad tas žurnalas, kad ir dabar juokingai atrodo, bet jisai duoda. Aš jo nenaudoju iš tikrųjų labai ilgai ir čia buvo labai didelis minusas, nes jisai duoda. Dabar aš galiu atsiversti, aš galiu pasižiūrėti
ką aš dariau, pasirašau aš prie kiekvieno komentarų, kodėl aš ten įėjau, kaip aš taip įėjau, kokie buvo kertiniai taškai, kad šitas treidas pavyko arba šitas treidas nepavyko. Ir tu žiūri, ir tu matai, ir tu atsimeni, ir tu gali priimti išvadas, kodėl vieni treidai buvo geri, kodėl vieni treidai buvo blogi. Ir šitas žurnalas, jūsų Excelio užrašymė, nesvarbu kur, bet jinai duoda vaisių, tikrai duoda vaisių, svarbiausius įrašinėkit ir patys pamatysite. Tarkime, po 1 mėnesio gal pas jūs bus Forexo pataikymas, nežinau, 20%. Kitą mėnesį jau bus 23 kokie, dar kitą mėnesį 30. Ir jūs taip žingsnis po žingsnis pamatysite, kad šito žurnalo rašymas, jisai duoda vaisių. Tik tai reikia rašytis ir po kiekvieno netekto akaunto jo neištrinti. Nes man taip yra buvę, nes jeigu tu sudegini akauntą, tai yra labai apasnas reikalas, pasakysiu, emocijos labai prastos. Ir jeigu tu jau treidini kurį laiką, tai su manimi sutiksi, kad jeigu tu nemeti Forexo bent 100 kartų, reiškia, tu nesi Forexo traderis. Forexo treidinimą jūs mesit. Ir jūs mesite daug kartų, nes, čia toks dalykas, jisai psichologiškai labai sunkus, tačiau ir labai pelningas. Vienas iš pelningiausių, sakykime, verslų pasaulyje. Čia finansų rinka, čia yra finansai, čia yra didžiuliai pinigai. Ir net nepaminėjau, fun factas. 6 trilijonai yra sutreidinama nuo vienų sąskaitų prie kitų. Ant kiek žvėriškas kapitalas ir ant kiek žvėriškas volumas šitoje Forexo rinkoje. Daug. Labai daug. Tai va tiek. Filmavimas man užtruko, nemeluosiu, bet tikiuosi informacija ir beisikai jums duoti čia davė naudos. Tikrai davė naudos, davė susipažinti, jeigu reikia, žiūrėkite dar kartą. Naudokite puslapį juškefx.com, kur rasite visą informaciją, kaip pradėti, kokius brokerius naudoti, kokių programų reikia, viską. Pasijungėt YouTube'ą, pasijungėt Juškefx, pasijungėt TikTok'ą, sėdit, žiūrit ir nežinau, jūs užrašinę rašotis viską, ką aš duodu. Nes tai tikrai naudinga. Aš nuo to pradėjau iš tikrųjų. Viskam reikia laiko, bet reikia pradėti ne tik teoriją. Visa teorija yra tikrai labai nuobodu, aš tą pilnai suprantu. Tačiau praktikos, reikia daug praktikos ir jūs pamatysite, kad galima pasiekti tai, ką siūlo Forexo rinka. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Nepamirškite pasubscribinti kanalą. Jeigu turite klausimų arba patarimų, arba kokių nors pasiūlymų, apie ką galėtų būti kita tema, būtinai parašome į komentarus, lauksiu. Man labai svarbi jūsų nuomonė ir tikiuosi, kad prisijungsite prie mano grupės. Description'e Telegramų yra kanalas. Ir aš dalinuosi savo treidais. Šią savaitę pasakysiu taip, neblogai su idėjom. Vienas treidas vis dar juda, tad prisijungkite, pasižiūrėkite. Viskas yra parašyta, kas prie ko. Tad nepraleidžiam progos ir jungiamės kartu su mumis į šią kelionę ir Juškefx. Iki kitų kartų.